Atvykę į naują vlogą, kaip supratot, nežinau ar matot ar nematot, bet kamera, žinokite, yra kita. Filmuoju su savo sena kamera, nes jūs neįsivaizduojate, kas man atsitiko. Kai mes buvom pramogauti, mano kamera buvo tašėje ir Meisonas pasiėmė butelį su vandeniu ir nežinau, ką jisai padarė, įdėjo tą butelį atgal į mano tašę ir aišku, jo neužsuko. Na, o aš to nepamačiau, pamačiau tik tada, kai mano tašė visą pradėjo varvėti, tai mano nauja kamera, kurią turėjau, gaila, žinokite, vos neapsiverkiau, nes jinai tikrai yra nauja, daug už ją mokėjau ir nebeįsijungia jinai. Yra visa tiesiog sušlapo, nebeveikia, žodžiu, labai gaila, tai dabar filmuoju su sena kamera, tai žiūrėsime, ar galėsiu tą naują kamerą susitvarkyti, ar pakeis man ją, nežinau, nes neturiu, man atrodo, jokio draudimo, reikės pasižiūrėti tarp savo čekių, tarp banko, nežinau, kad turiu kažkokį draudimą ar bankę. Žodžiu, bet sveiki visi atvykę į naują vlogą, sveikinu visus su rugsėjo 2. Mokslo metai pagaliau prasidėjo jums, mums prasideda mokslo metai trečiadienį, tai šiandieną yra tokia labai fun diena, na, nelabai tokia gal ir fun, ir viduriuką, sakyčiau. Tai planai yra pasiruošti, paruošti vaikus į mokyklą. Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, nuvažiuoti Meisoną apkirpti, reikia nuvažiuoti nupirkti mokyklinius batus, kelis mokyklinius rūbus, taipogi reikės užsukti į mokyklą, jeigu turėsime laiko, nes dabar važiuojame plauko kirpti, tada važiuosime į Jorką, į Primarką pasivaikščioti, pažiūrėti, kas ten gero. Aš labai noriu nusipirkti tuos populiarius megztinius, mūsų Primarke gaila nėra, tai dėl to važiuosime į Jorką, važiuosiu pasimsiu Niną. Tai jo, važiuosime apsišopinti šiandien, paruošime vaikus į mokyklą. Tai vlogas bus, manau, kad iš kelių dienų, nes šiandieną yra taip. Planai, važiuosime nukirpti Meisoną, važiuosime į Jorką, turbūt užsuksime į mokyklą, jeigu šiandien nespėsime, tada važiuosime rytoj reikia gėlių nupirkti ir trečiadienį pagaliau vaikus išleidžia į mokyklą. Žiauriai laukiu, žinokite, nes šitos muštynės ir jo, chajosas namuose tiesiog yra ujujui. Ir bandžiau krauti šitą kamerą savo seną, bet nežinau, ar aš ją pakrovau normaliai, tai gali jinai išsikrauti, na, bet pafilmuosiu, kiek galėsiu tada su telefonu. Tai lekime į šitos kelių dienų vlogą. Ką tik atsikėliau, žinokite, vakar netgi nieko nebefilmavau. Su šita kamera man iš tikrųjų yra baisu filmuoti, nes jinai nereguliuoja šviesos kaip mano kita kamera, tai nežinau, ar mane matysit ar ne. Žodžiu, esu labai tiesiog be nuotaikos dėl savo tos kameros, negaliu normaliai filmuoti jums nieko, šita kamera kraunasi irgi belie kiek laiko, tai vakar norėjau filmuoti ir išsikrovė man tą kamerą, tai vakar tiesiog važiavom apsikirpti plaukų, bet ir neapsikirpom tų plaukų, nes buvo didžiausios eilės, tai važiuosime šiandien nuo pačio ryto, atsigersiu arbatos, eisiu susiruošti ir lėksime tiesiu taikiniu į kirpyklą. Tikiuosi, kad nebus tokios didelės eilės, nes vakar tai šakės laukia, netgi žmonės laukia, o mes visada varome pas tą patį kirpėją, nenorime keisti, tai tiesiog. Ir aš žinau, kad kitur irgi nuvažiavus gali būti belie kiek daug žmonių. Tai vakar tik tai, kur mes buvom tik tai Primarke ir grįžom namo. Tai nemažai iš tikrųjų nusipirkau Primarke. Čia net nežinau, judės tą kamerą irgi jums labai vaizdas gali judėti. Tai buvau Primarke vakar su vaikais ir Nina, tai nemažai ką nusipirkom iš Primarko. Daugiau iš tikrųjų vaikams aš nupirkau. Tai padarysiu jums haulą, truputėlį vėliau, kai šitą kamerą pasikrauts. O dabar čia mano vanduo baigia užvirti. O dabar einu gerti savo rytinės kavos, rytinės arbatos, nes reikia atsikelti kažkaip. Šiandien nesiruošiam, nesipuošiam nieko, tiesiog susitvarkiau truputėlį savo veidą, nusiprausiau, apsirengiau, vaikai aprengti. Pakavau truputėlį siuntų, važiuojam išsiųsti siuntas. Dieve, žinokite, aš taip laukiu savo antakių korekcijos. Pagaliau ten lėkiau penktadienį, nes, žinokite, šiaip be antakių, aš jau gal 2 mėnesius kažkur nesidariau, man atrodo, antakius, ir aš visada turiu daryti laminavimą, dažymą ir tvarkymą tiesiog antakių, kaip jie atrodo. Dabar yra jie tokie baisus, tokie ataugę, tai baisiai atrodo, o jeigu aš iš viso nieko nededu ant antakių, tai atrodo, kad aš turiu kokius 3 antakius ant kaktos.
nes aš turiu tą seną microbladingą man kai darė, tai taip žiauriai padarė, iš tikrųjų labai gailiuosi, čia gal prieš 5-6 ar kiek metų dariausi. Tai oh my god, žinokite, tiesiog esu žiauriai nepatenkinta rezultatais, nes atrodo, kad tai turiu du antakius čia irgi vėl žinau, kas, na, iš tikrųjų šitas antakis dar toksai geras, bet šitas, tai oh my god, tai yra toks baisus, tai jeigu nedarau laminavimo, tai iš viso yra kosmosas. Tai laminavimas man yra must have, kol aš nepasišalinsiu savo to microbladingo. Ir aš noriu jį pasišalinti labai, bet taip ir nerandu geros meistrės, kuri galėtų man pašalinti ir sutvarkyti tą mano problemą. Tai va, lėkime išsiųsti siuntum. To move on the hardest. Nanny! No, if you think I can't do it. Nanny, I can't do it. Ieškojau visai kitokių dalykų B&M parduotuvėje, bet radau šitą pumpkiną, pažiūrėkite, nes dekoruosiu namus. Halloweenui vis tiek jau artėja tas laikas. Tai labai fainas, iš tikrųjų ir gan didelis, už 3,50 net negalėjau patikėti. Iš karto paėmiau ir taipogi paėmiau šitą mažą pumpkiną, 3 svarai. Labai cute. Na, atvažiavam visai ne to, bet paėmėm, ko nereikia. Na, visada tai būna. Remi Matalano, pažiūrėkit, šitas mažas, 4 svarai 50, aš didelį nupirkau už 3,50 €. Bet šiaip fainių. Va, žiūrėkite, moliūgo pagalvytė, 14 svarų, ta prasme, kosmosas. Šiaip nieko daug nėra. Na, dar šitas labai fainas. Šitas pagalvės ten kelias. Ir šitas gražus vazoniukas, bet irgi jaučiu žiauriai brangu. Jo, 8 PM. Bent jau man tai atrodo, kad neverta net. Čia irgi tokia vaikam labai daug visko yra. Bet važiuokit šitie, žiūrėkit, šitos 3,50 aš buvau B&M ir tokius vaikam nupirkau po svarą. Parodysiu mašinai. Vaikai jau plauna savo puodelius, tai va šitie puodeliai, šituos pirkome už svarą. Tai įsivaizduokite, o Matalanė po 3,50. Ir, nu, tikrai gražus, va, vienas toksai ir kitas toksai. Ir Meisonas apsikirpo, nu, kaip gražiai atrodo. Pažiūrėkit, va. Liniją čia padarėm, žiauriai cool, labai gražiai atrodo. Berniukas auga mano didelis, tai kamera yra žymiai sunkiau jūs kažkur padėti, nes nežinau apšvietimo, jinai nelabai reaguoja gerai. Tai nupirkom kardelius mokytojom. Tai šitie kardeliai, man atrodo kardeliai vadinasi. Tai po svarą 89, įsivaizduokite, Aldi parduotuvėje. Tikrai, nu, žiauriai pigiai. Tai dėsim į vandenį, paruošime rytoj. Ir iš tikrųjų nemažai jų čia yra, dar kiek čia yra, 4. Ai ne, 5. 5 kardeliai už vos ne 2 svarus, nu čia žiauriai pigiai. Truputėlį maisto nusipirkom, kokias reikia keliom dienom. Čia tikrai nedaug. Tiesiog vaisiai, užkandėlės. Nusipirkau va, jau rodžiu šitą. Look at this, it's filling up by the straw. Ir šitos rankšluosčius, nes noriu daryti atskirą video. Dekoruosim namus. Jo, ir šitą dar. Dekoruosim namus Halloweenui, rudeniui, žodžiu. Tai, na, nebus čia toks labai. Tai pabiški perkuosi viską. Ir tada eisiu dekoruoti namų. Bet reikia dar nusipirkti, nes tikrai aš čia nedaug esu nusipirkusi. Praeitą savaitę kelis dalykus nusipirkau, bet labai daug ko ir nenoriu prisipirkti, tiesiog iššvaistyti pinigus. Nežinau, kiekvienais metais galėsiu aš naudoti. Bet namai yra dideli ir papuošti visus namus yra tikrai labai brangus. Parodyk. Gražiai. Nu, įdėk vandenį. 1, 2. No, Mason, don't put it. No, and that piece there. The broken piece there. And it's going back. Wow. Mason, put that piece off.
Let me. Na ką, vaikai pagaliau mokykloje. Pirmoji diena. Aš buvau pasikeisti savo padangų nuo pačio ryto ir neseniai tik tai grįžau, pasidariau arbatos, truputėlį užvalgiau. Pasiėmiau savo deserčiuką tokį mažą. Čia yra tik tai 77 kalorijos, nu, tikrai daug, man atrodo, ant tokio mažo. Čia kokie 2 kąsniai tikrai, nu, kai kuriem tai gali būti ir 1 kąsnis, bet viskas. Aš prisijungiau jau 12 valandų, prisijungiau prie Zoomo, nes pasijungė mano... Pasijungė mano agentūros vadovės, žodžiu, TikToko tenais, nežinau, lietuviškai, nu, žodžiu, mano TikTok managers pasijungė, tai aptarsime naujienas, apie reklamas pakalbėsime, jau čia visi prisijungė, žinokite, tai va. Aš irgi jungiuosi, einam pasižiūrėti, kas gero. Visi čia jau kalba. Jūs neįsivaizduojate, pradėjau savo spintos perkraustimą, tai sudėjau rudeninius žieminius rūbus į kambarį, kur aš visada filmuoju ir visus vasarinės suknelės, žodžiu, sunešiau į viršų, tai dar net nebaigiau realiai, visą dieną prabuvau. Tai galvoju, reikia išvažiuoti iš namų, nes galva pradėjo skaudėti, nugarą skauda ir galvoju, reikia nuvažiuoti, nežinau, kažką valgyti pasimti ir gal netgi kokią parduotuvę tiesiog šiaip pasivaikščioti. Nežinau, pasižiūrėsiu, gal kažko man reikės. Jo, namuose nebenoriu būti, nes tikrai apsivemsiu nuo tiek darbų. Ir dar nebaigiau, o po to, kai grįšiu, pradėsiu... Dieve, aš, žinokite, net neįsivaizduojate, kiek aš šiaip megztinių turėjau žieminių. Oh my god, tai... Labai daug atrinkau ir šiaip rūbų, aš rūbų tiek daug turiu, kad man net kartais vemti norisi nuo visų savo tų rūbų. Tai tikrai nemažai atidėjau, kad įdėsiu parduoti arba išsiųsiu mamai. Bet iš tikrųjų nesenai mamai siunčiau siuntą, didelę turginę tašę, tai dabar galvoju, ar vėl man siūsti ir mokėti 45 eurus, nu nes tiesiog neapsimoka. Tokios brangios, ta prasme, tos tašės siuntimai, nu tikrai brangus, bent jau man tai... Atrodo, kad net neapsimoka siūsti. O ypač jeigu aš dažnai noriu siūsti, tai tikrai neapsimoka man. Tai va, tai nežinau, arba dėsiu čia kažkur nuvešiu, atiduosiu, ko man nereikia ir daugiau dar sudėsiu į Vintedą. Kažkas klausia, kaip man sekasi pardavinėti Vintedą. Tai žinokite, aš žiauriai pigiai viską pardavinėju, kad tik tai kuo greičiau atsikratyti. Nes ar taip, nei aš jų nešiosiu, nei ir kodėl, nu man vis tiek stovės garaže, nu kam, jau geriau, kad kažkas gal pigiau, jeigu pasiema, bet svarbiausia, kad, na, kad nestovės ir kažkas tikrai nešios. Tai kad ir pigiai parduodu, bet parduodu, tai taip man ir sekasi parduoti, kuo pigiau, tuo, aišku, daugiau žmonės perka. Jeigu paprašo, kad ten nuleisiu, tai aš ir nuleidžiu ir atiduodu. Nebent jeigu ten jau kažką aš neseniai tik tai pati gal pirkau ir man per mažas ar kažkas, tai tada tikrai nenuleidžiu sumos, nes noriu, jeigu man patinka dar tas daiktas, jeigu aš noriu tą patį nusipirkti, tai kitą išmerą, tai vos ne tą pačią sumą atiduodu žmonėm. Tai va dabar čia irgi neseniai batus, tokias, nu, tapkytės iš Eisos, kur gavau, tai labai noriu nusipirkti tas pačias. Tai pardaviau, nu, teko nuleisti, už 15 pardavau, šiaip pirkau 24 svarus mokėjau. Tai, na, bet turiu dar vienus, tai kartu ten susidėjus nusipirksiu vieną porą ir bus viskas ok. Nu, žodžiu, jo, mano tipsas yra jums parduokite pigiai, nelaikykite tų daiktų, jau geriau parduoti, negu vėliau reikės išmesti. Neturiu stovo, tai negaliu normaliai parodyti, bet visą laiką savo firminį užsakiau quesadilla vištienos, bulvytės, šitas padažas, tiesiog kosminis ir Pepsi. Iš visų viskas kainavo
7 truputėlį, man atrodo, jo, 8 svarai. Skaičiu neblogai. Skanaus man. Nežinau, kur jūs padėti, ar mane čia gerai matysite, ar ne. Tai ką tik grįžau, buvau pavalgyti, pavalgiau labai skaniai ir sugalvojau, kad reikia pravažiuoti pro parduotuvės, tiesiog pasivaikščioti. Galvojau, važiuosiu iki draugės, bet draugė buvo užsiėmusi. Esu tokia pavargusi, iš tikrųjų šiandieną labai daug su tais rūbai žaidžiau namuose. Pirmyn atgal. Tai buvau šiandien, buvau Range, buvau B&M ir Home Bargainse. Tai iš Home Bargainse nusipirkau šitą adėliuką, nes dekoruosiu namus Halloweenui, rudeniui. Tai prisipirkau šiek tiek tokių dalykėlių ir man atrodo mes padarysime atskirą video filmuką. Nežinau, gal kitą vlogą jau dekoruosime, gal nebus atskiras, bet tiesiog kitame vlogė dekoruosime jau namus. Tai pasiėmiau tokį dėliuką, 3 svarai, iš tikrųjų čia gražiai man sofas atrodys, bet dabar jisai atrodo, kad jisai yra pilkas. Tai nežinau, ar jis man patinka. Nu, žiūrėsim. Toliau nusipirkau moliūko pagalvėlę. Šita yra iš Home Bargainso. Ir dabar žiūrėkite, šitą pirkau iš Range'o. Man atrodo, kad šita yra žymiai gražesnė ir geresnė. Bet šita kainavo 7 svarai, o šita kainavo 4-5 svarus. Nu, tai 2 svarų skirtumas. Tikrai yra didelis skirtumas ir nesuprantu, kodėl šita yra brangesnė. Bet aš labai norėjau šviesos ir neberadau daugiau. Home Bargainse jokių šita buvo grinai paskutinė. Tai pasiėmiau šitą, nežinau, ar ją čia kambarį dėsiu, arba pas Meisono kambarį dėsiu, nes Milana ir Meisas sakė, nori bent jau vieno dalyko, kad būtų jų kambaryje. Tai kažką padėsime. Tada nusipirkau šitą žvakę, pažiūrėkite, kokia faina. Ir kvepia grinai tokia moliūgų, nežinau. Moliūgas, nu toksai grinai rudeninis kvapas, bet labai stipri žvakė, labai skaniai kvepia, 5 svarai kainavo. Ir tada jo, šitą žvakę, bet to pirkau iš B&M, labai tikrai graži. Tada šitas moliūgas yra iš Range'o. Taipogi nusipirkau šitą medį dirbtinę. Šitas yra iš Range'o, kainavo 3,99. Ir pažiūrėkite, kokią fainą pagalbę radau. Šitaip, Range. Kiek jinai kainavo, žinokite, neįsivaizduoju. Neatsimenu, bet apie 8 gal svarus, bet tikrai apsimokėjo, nes paskutinė buvo. Ir čia labai gražiai atrodys. Nes pas mane yra ir baltų, ir juodų detalių salionė, tai labai faininkus. Ir šiaip aš noriu rasti kur nors rudas pagalbės. Jeigu nerasiu, tada užsisakysiu bent jau užvalkalus, nes aš šiaip pagalvėlių turiu dar nuo senų namų, turiu žalias pagalvėlės, tai jas tiesiog reikia pervilkti. Va kelias aš pagalvėlės va šitas, va, irgi jos yra iš senų namų, tai aš tiesiog nupirkau užvalkalus ir pervilkau. Nes, nu, kartais neapsimoka netgi pirkti naujos pagalvės, nes dabar dar turiu aš 3 pagalvės, kurių nenaudoju, tai reikia tiesiog nupirkti užvalkalus ir užvilkti. Ir priderinsiu prie savo viso interjero. Tai va, tokie mano pirkinukai. Nežinau, šitas vlogas gali būti trumpas labai, o gal ir ne, bet manau, kad dar rytoj irgi pafilmuosime. Labas rytas. Šiandien mano rytas prasideda nuo sporto klubo. Pagaliau grįžtam sportuoti. Kaip laukiu, bet žinokite, oras už lango, jūs net neįsivaizduojate. Taip šalta, lyja lietus, nu, tikras ruduo. Dabar rodo mašinai 15, dabar rodo mašinai, kad yra 15,5 šilumos lauke. Tai įsivaizduokite, tikrai šaltukas labai jaučiasi, ypač kai Anglijoje yra labai drėgna. Važiuoju į sporto klubą. Ir po to atvažiuos draugė išgerti kavos pas mane. Ir tada planai yra man važiuoti, vakar pasikeičiau padangas mašinai, tai reikia sureguliuoti, nes dabar kai kurios yra per daug pripūstos, tai man čia išmeta ant mašinos labai dažnai. Ir dar noriu nuvažiuoti į kuris, nes namuose, žinokite, turiu problemą. Turiu tokius mažus vabaliukus, kurie jau pas mane gyvena gal kokius 4 savaitės. Einu ir per čia žmonės, kurie statė namus ir taip toliau. Žodžiu, jie gyvena ten, kur yra drėgna, blogai instaliuoti namai, nu žodžiu, ir pas mane yra tų vabalų. Jie vaikšto ant sienų, prie langų,
Dabar jau pamačiau ir ant lovos, ir ant stalų, oh my god, žinokite, man tiesiog, man toksai infarktas toj atrodo bus. Nebegaliu, nebežinau ką daryti ir visus namus buvau išpurškusi, palikau namus vis grinai 6 valandom, nebuvau namuose, po to vedinau visus namus, nieko nepadėjo. Dabar važiuosiu, pirksiu tą aparatą, kur sutraukia drėgmę, tikiuosi, kad padės. Nežinau, jeigu turite kažkokių tipsų, gal jum teko susidurti su tokia problema, aš netgi Facebooko grupėje esu, žmonės, kurie nusipirko naują namą, turi tokią problemą ir kai kurie gyvena su ta problema labai daug metų jau. Aš tikrai negaliu taip gyventi, aš jau žinokite, jaučiausi taip, kad parduoti tą namą, susirinkti daiktus ir eiti iš čia. Tiesiog negaliu miegoti naktį pastaruoju metu, aš juos matau visur, bandau, valau sienas, viską. Dabar paskaičiau, kad negalima valyti drėgnai sienas, nes dar labiau jų pritraukia, o dieve, žinokite, dabar šiandien, man atrodo, teks su sausom servetėlėm tiesiog pereiti per visas sienas, aš net nežinau, ką daryti tiesiog. Jeigu turite kažkokių idėjų, gal jūs buvot susidūrę su tokiais vabaliukais mažais, jie yra šviesus ir tamsi ir vaikšto grinai ant sienų, bet dabar pradėjo lipti ir ant lovos, ir į lovą, ir aš tiesiog noriu verkti, man yra tai baisu. Ir aš nežinau, ką daryti. Nežinau net, ką daryti. Aš čia galvoju per tą agentūrą, kur pirkau namą. Jau jiems sakiau, bet sakė tiesiog vedinti namus. Bet kaip gali būti namas neišdžiūvęs nuo statybos, jau praėjo tikrai, kai pastatė tą namą jau metai su viršum. Aš nesuprantu, kaip galima iš viso gyventi su tokia problema. Anyways, važiuojam sportuoti ir pagerinti nuotaiką. Vairuoju ir, žinokite, net nespėjau nieko šiandien nufilmuoti, nuvariau, nusipirkau tą aparatą, pajungiau, jūs net neįsivaizduojate, 80% pas mane yra drėgmės namuose, žiauru. Tai dabar palikau jį jungtą, draugė dar buvo atvažiavus, tai draugė išėmė man visus plaukus, tai žinokite, neturiu plaukų visai, oh my god, dabar taip gailiuosi, kad iš viso tuos plaukus buvau įsidėjus. Nu, atrodo, kad pas mane yra pasaulinės pasaulio problemos dabar. Ne, bet šiaip jo, išėmė mano plaukus, žiauriai plone, dabar važiuoju, susigalvau. Mano kaip tik meistrė turi šiandien vietos, tai važiuosiu, nusidažysiu plaukus ir tiesiog juos auginsiu. Žinau, neturėčiau aš dažytų plaukų, bet dėl to, kad jie yra žiauriai trumpi dabar ir žiauriai blogai jaučiuosi, tai varau nusidažysiu bent jau plaukus. Žinau, kad dar pusė jų iškris, bet yra kaip yra. Parodysiu, kai nusidažysiu plaukus. Kokia yra iš viso mano plaukų situacija. Prasme, yra žiauri. O, žiūrėkit, mano naujas aparatas namuose. Dabar rodo 55 yra drėgnumo namai. Tai jūs įsivaizduokite. Kai aš įjungiau, buvo 80 čia, šitam kambarį. Ta prasme, čia yra kosmosas. Ir dabar pažiūrėkit, per 4 valandas kiek vandens surinko. Ir ta prasme, nei langai buvo ten šlapi, nei sienos šlapios, nei ką. Bet pasižiūrėkite, šitas yra bačiokas 20 litrų. Tai jau yra daugiau negu pusė. Tai įsivaizduokite, per 4 valandas surinko apie 11-12 litrų vandens. Nu ir iš kur tas vanduo? Aš tiesiog esu šoke. Ai, ir be to, va, mano plaukai. Nudažė man plaukučius, va. Visai pamiršau, net nerodžiau jums dar. Nudažė plaukučius, pakirpo truputėlį, žiauriai plone. Tai dabar nešiosiu plaukus visada turbūt surištus. Tai jo, negaliu patikėti, kiek yra iš tikro drėgmės namuose. Rytoj varau pirkti, man parekomendavo, varau pirkti levandų visokiausių ten kvepaliukų, prikišiu į rozetės, toliau katės ten to kraiko, mama sakė, prisipirkti, įdėti į kampus, kad kuo greičiau tą drėgmę tiesiog pašalinti iš namų. Ir tikiuosi, o dieve, jūs neįsivaizduojate, aš, man atrodo, toj pradėsiu melstis, kad šitie mažiukai, vabaliukai greičiau pasišalintų iš mano namų, nes man tiesiog, žinokite, man net atrodo baidenasi, man jie jau yra visur, žinokite, rimtai. Aš turiu kiekvieną sieną peržiūrėti, viską, ar jų nėra. Tiesiog man yra žiauriai šlykštu namuose šiuo metu būti. Ir jo, galbūt kai kurie žmonės tuom nesidalina, bet jūs žinote, aš dalinuosi beveik viskuom, kas yra privatu, bet tokiais dalykais, nu rimtai, aš noriu žinoti, kad ir kiti, kad, nežinau, gal ir kažkuri iš jūsų irgi susidurėt su šitą problemą, tai kad jūs esate tikrai ne vienos, yra daugiau žmonių, kurie turi tą pačią problemą. Ir aš netgi prisijungiau prie grupės, prie žmonių, kurie
gyvena naujuose namuose ir turi tą pačią problemą. Tai čia yra labai, labai rimta iš tikro problema, aš manau bent jau. Nes tikrai yra labai blogai namai pastatyti tada, jeigu drėgmė yra tokia, neišdžiovinti normaliai ir iš karto įleidžia žmonės. Nu, aš jau žinau, kad čia kažkas tikrai nebus viskas idealu. Bet kad tokia problema bus, tai tikrai nežinau. Nu, ten skilinėjančios sienos ir panašiai, tokių dalykų aš netgi neturiu. Nu, nėra taip baisu, kaip kiti man pasakojo. Čia be drėgmė ir šitie vabaliukai man nėra nieko baisiau, žinokite, nu, rimtai. Tai va, tai noriu pasakyti, kad jūs esate ne vienas ir prisijungiu prie tos grupės, kur žmonės su tuo gyvena. Ir tikrai sako, kad kai kuriem tai net niekas nepadeda. Tai, nu, jeigu man nepadės, aš nežinau, ką aš čia darysiu. Bet, sakau, kol nepabandysiu visko, tol negaliu imtis kitokių drastiškesnių veiklos. Nežinau. Bandysim, žiūrėsim, kad dėsiu su šito aparatu. Pirmiausia, savo kambarį išdžiovinsiu, drėgmę išimsiu. Ir po to nešiu į antrą aukštą, reikia būtinai vaikų kambarius išdžiovinti, kol jų dabar nėra kelias dienas. Nu, per 8 valandas manau, kad turėtų drąsiai kambarį išdžiovinti. Tai jumis atsisveikinsiu čia. Tikiuosi, kad patiko šitas vlogas. Jeigu patiko, būtinai paspauskite laiką. Būtinai prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano vloge. Iki.